Sveiki atvykę į mano kanalą Spalvų mokykla. Šiandien pakalbėsim apie nerimą. Tą nuolatinį šešėlį, kuris lydi mus kasdien. Mes nerimaujame dėl darbo, santykių, aplinkinių lūkesčių, o dar ir nuolatinė įtampa iš žinių, iš tų politinių įvykių, kurie vyksta pasaulyje ir nerimas dėl to, kas laukia mūsų šalies ateityje. Taigi visa tai išsekina. Bet tikroji tiesa yra paprasta. Geriausius sprendimus mes priimam tada, kai esam ramybės būsenoje. Sprendimai priimti nerimo metu gali būti klaidingi, netikslus, neteisingi. Žodžiu, geriausius sprendimus mes priimam, kai esam atsipalaidavę. Taigi, kaip tai pasiekti? Greituoju būdu. Pirma praktika. Gamtos stebėjimas. Gamta turi nepaprastą galią mus raminti. Tai ne tik mūsų pojūčiai, bet ir mokslo įrodyta tiesa. Tyrimai rodo, kad buvimas gamtoje mažina streso hormonus, gerina nuotaiką ir net stiprina tarpusavio santykius. Pavyzdžiui, pastebėta, kad vietovėse, kur žmonės gyvena arčiau gamtos, skyrybų skaičiai yra net 2 kartus mažesni. Ne veltui tiek daug žmonių atranda džiaugsmą sode, kapstydamiesi lysvėse, sodindami augalus ar stebėdami, kaip auga gėlės. Gamta moko mus nusiraminimui, suteikia stabilumo ir leidžia pasijusti labiau susietais su pasauliu, su aplinka. Net trumpas pasivaikščiojimas gamtoje, parke ar žvilgsnis į medžius gali padėti sulėtinti mintis ar pajusti vidinę pusiausvyrą. Taip. Antra praktika. Antra praktika – buvimas čia ir dabar. Visos praktikos, raminant nerimą, skirtos sugrįžti į mūsų kūną. Nesvarbu, ką jūs darytumėt. Kvėpuotumėt, vaikščiotumėt, sodintumėt lysvės, pieštumėt, visos grąžina mus į mūsų kūną. Taigi yra įvairių būdų tai padaryti. Taigi buvimas čia ir dabar. Dėmesio nukreipimas nuo problemos. Nerimas dažnai kyla iš minčių apie praeitį arba ateitį. Nes pergyvename dėl to, kas jau įvyko arba dėl to, kas dar gali nutikti. Tačiau geriausias būdas suvaldyti tas emocijas grįžti į dabarties akimirką. Kaip tai padaryti? Fiksuok dalykus, kuriuos matai. Būtent tekstūras, spalvas, formos, atspindžius. Tai, ką tu matai aplink save. Šviesa, tamsa, Ką tu matai ir fiksuok tai savo smegenyse. Matau mikrofoną, matau kamerą, matau kaldrą, matau patalynę, matau lovą, matau virtuvę, matau pyragą. Tai, ką aš matau, fiksuoju ir vardinu smegenyse. Paliesk tuos dalykus. Savo drabužius, stalą, šiltą puodelį kavos, arbatos, savo rankose palaikyk, pajusk. Rankos savo pačiupinėk. Pajusk tą prisilietimo akimirką, ką tu jauti ir vardink savo. Toliau įsiklausyk į garsus. Galbūt tu girdi nuvažiuojantį traukinį, galbūt yra automobilių triukšmas. Įsijungia skalbimo mašina, įsijungia katilas. Kas vyksta tavo namuose? Paukščiukų čiulbėjimas arba lengvas vėjo ūžesys. Atkreipkite dėmesį, fiksuok, kad tai ūžia vėjas, kad įsijungia šildymas. Žodžiu, įvardink savo tai smegenyse. Būk čia ir dabar. Jei žiūrėjai animacinį filmą Išvirkščias pasaulis 2, yra scena, kurioje Railė patiria nerimo ataką, ledo ritulio varžybos metu. Kad nurimtų, jis sąmoningai pradeda atlikinėti būtent šią praktiką, čiupinėja savo rūbus, susitelkia į pojūčius ir taip grįžti dabarties momentą. Dabar pabandyk kartu atlikti tai. Pačiupinėk daiktus šalia savęs, kėdę, stalą, drabužį, kokia jos tekstūra, šilta ar šalta, glotnu ar grublėta. Kuo daugiau detalių užfiksuosi, tuo labiau tavo mintis sutels dėmesį į dabartį, o nerimas pamažu atslūgs. Trečia praktikas. Kvėpavimo, stebėjimas ir sulėtinimas. Labai efektyvi praktika. Pati jie dažnai naudoju, man labai patinka. Gilus ir sąmoningas kvėpavimas. Viena paprasčiausių, bet efektyviausių būdų nuraminti nervų sistemą.
Kai susikoncentruojame kvėpavimą, protas natūraliai atsitraukia nuo įkyrių minčių ir nerimo. Ta prasme, mes vėl grįžtam į savo kūną, bet jau per kvėpavimą. Tai dabar pajusk savo kvėpavimą. Stebėk, kaip oras lėtai įeina į plaučius, per šnerves, kaip jis juos vėsina, kaip vėsina tavo kvėpavimo takus, kaip jis pripildo tavo plaučius, ane? Ir švelniai išeina. Vėlgi tas per šnerves, kaip tu jauti oro judėjimą ir, žodžiu, koncentruojasi grinai į kvėpavimo funkciją, ane? Leis savo sąmoningai sulėtinti tempą. Vėlgi, tam pačiame filme Išvykščias pasaulis, nerimo atakos metu, jinai sulėtino kvėpavimą, čiupinėdama savo daiktus, ane, ant kūno, jinai sulėtino kvėpavimą ir tada nusiramino. Pradeda lėtai, sąmoningai kvėpuoti ir tu gali tai padaryti. Taigi įkvėp per 4, 1, 2, 3, 4 ir iškvėp per 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atlik tai kelis kartus. Jei vis dar jauti įtampą, pabandyk dar labiau prasulėtinti savo kvėpavimą. Iškvėp per 4, įkvėpk per 4, iškvėpk per 12, jeigu tau išeina, ne? Ilgas iškvėpimas aktyvina parasimpatinę nervų sistemą, kuri signalizuoja kūnui, kad viskas gerai ir leidžia atsipalaiduoti. Giliai įkvėpk, lėtai iškvėpk. Vėl giliai įkvėpk, dar lėčiau iškvėpk. Pajus, kaip tavo kūnas po truputį atsipalaiduoja, o mintis nurimsta. Internete labai daug iš tikrųjų kvėpavimo praktikų. Jeigu tu užsiimsi tuo, tu gali pasirinkti savo patinkantį vaizdo įrašus ir juos nuolat praktikuoti. Wim Hofas, ne, yra Wim Hofas su savo kvėpavimo praktikom, Rebefingas yra su savo kvėpavimo praktikom. Labai daug kvėpavimo praktikų tikrai gali išsirinkti savo tinkamą. Dar viena praktika – rašymo. Išlaisvink savo mintis. Kuom yra jinai gera? Tai yra labai galinga nerimo mažinimo praktika. Tai paprastas, bet itin veiksmingas būdas išlaisvinti mintis ir susidėlioti emocijas. Pasiimk sąsiuvinį arba kokį popieriaus lapą ir rašyk. Be taisyklių, be cenzūros, be kažkokios schemos, be savikritikos. Minimalus tikslas 3 puslapiai kasdieną. Užrašyk viską, kas sukasi galvoje, viską, kas tau neduoda ramybės, net jei tai atrodo chaotiška ir beprasmiška. Kodėl verta tai daryti? Rašymas padeda išlieti sukaupusias įtampą ir mintis, kurios neduoda ramybės. Tai panašiai tas pats kaip ir išsišnekėti. Tu išsikalbi, ane, ir tau palengvėja. Toliau, tai yra tarsi vidinis pokalbis su savimi. Tu konkretizuoji problemą, tu pradedi suprasti, kas būtent tavęs neramina. Nes tarkim tas minčių kratinys, ane, kuris vyksta galvoj, jis yra chaotiškas ir nelabai suprantamas. Bet jeigu tu jau aprašai savo problemą, tu pradedi suprasti, kas būtent tave neramina. Tu nebevedi to vidinio dialogo, kuris yra nenaudingas ir, kaip sakant, naudoja tavo energiją. Reguliari rašymo praktika ugdo kūrybiškumą ir gali tapti savotišką meditacijos formą. Svarbiausia daryti tai kasdien. Jeigu jau pradėjai, tai iš tikrųjų praktikuok. Leis savo užrašyti viską, kas šauna į galvą, netgi jeigu atrodo, kad pradžioje nėra ką pasakyti. Beje, viena iš mano Facebook draugių, rašydama šią praktiką kasdien, suprato, kad jau susikopė pakankamai medžiagos knygai ir ją išleido. Tai kas žino, gal ši praktika gali tapti ir tavo kažko didesnio pradžia. Kadangi mano kanalas yra apie piešimą, todėl pateiksiu ir keletą piešimo praktikų, kurios padeda nusiraminti. Taigi, apskritimo piešimas ir judesių sulėtinimas. Aš tau parodysiu dabar ant popieriaus lapo, kaip tai daroma. Perjungiu kameras, ne, ir tiesiog pasiimu, nebūtinai gražų gerą lapą, ne, ir tiesiog paišau ratus, įvairius, didelius, lėtesnius, mažesnius, ir paišau jų daug. Ratas apskritai yra tobulumo forma piešime. Tai yra visata, tai yra saulė, tai yra mėnulis, tai yra dangus, tai esam
žmogus, kaip mes, irgi tobulybė, asmenybė. Galima nepatraukti, nekelti rankos ir piešti tokias kilpas, kuo apvalesnės. Toliau dar vienas dalykas, mes sulėtinam piešimą. Sulėtinam ir jaučiam, kaip rimstam. Tai vėlgi grįžimas į savo kūną, į savo pojūčius, į piešimą. Nes tai yra kūno veiksmas ir taip mes nurimstam. Dar vienas fintas, taip vadinamas lifehackas apie ratų piešimą, yra toks. Mes ne visada turim lapą popieriaus po ranka, ne, ir tušinuką. Jis ne visada reikalingas. Kartą važiavau, ar surengiau savo vaikų gimtadienį, ar važiavau į tą gimtadienį ir mane aptiko tos nerimas, ar viskas pavyks, ar viską sužiūrėjau, ar viską pasiėmiau, ar visko pasirūpinau. Tai aš vairuodama pradėjau vedžioti rankom per vairą į vieną pusę, į kitą ranką, į kitą pusę ir sulėtinau judesius. Ir aš jaučiau, kaip mano kvėpavimas nurimo, kaip mano nerimas praeina ir aš tada jau sąmoningai suvokiau, kad nėra čia ko nervuotis dėl vaiko gimtadienio, yra tortas, yra svečiai ir viskas bus gerai. Ta prasme, taip ir buvo. Va. Tai čia irgi toks dalykas, kad jeigu jau jaučiat arba esat už vairo arba užsijėmę ir jūs kankina nerimas, pradėkit ratus sukti. Sukti ratus iš rankų, darom ratus, galima ant kūno tos ratus piešti. Tiesiog piešim ratus ir nurimstam. Tai va. Čia toks yra dalykas. Dar vienas dalykas. Fraktalinio piešinio spalvinimas žaliomis ir mėlynomis spalvomis. Fraktalinėje dailėje, fraktaliniam piešime spalvos turi ypatingą poveikį mūsų emociniai būsenai. Tai yra viena iš terapijos dalių – spalvos. Mėlyna ir žalia tai spalvos, kurios ramina ir padeda atkurti vidinę pusiausvyrą. To aš vėl perjungiu kameras. Paleidžiam 45 sekundės ir piešiam fraktalą. Užmerktomis akimis piešiam, čia jau gaunasi kaip ir diagnostinio fraktalo metodika, bet mes piešiam visokias linijas, kokias tik šauna į galvą, užmerktomis akimis. Stengiamės neužlipti už lapo ribų ir aš jums parodysiu, ką su jais daryti, jeigu išlipot, specialiai padariau. Taigi, baigiam piešti. Ir linijas, kurios susidarė tie galiukai, va čia matau yra, vedam iki susikirtimo, nepaliekam čia tiesiog nuėjusių, o jeigu išėjot už lapo ribų, irgi vedat iki patikusio susikirtimo. Galima artimiausio, galima tolimiausio. Va, ir toliau spalvinam. Jau kalbėjome apie gamtos raminančią galią. Va, turiu kaip tik 2 pieštukus, mėlyną ir žalią. Na. Ir jais spalvinu atskirais ploteliais visą fraktalą. Stengiuosi, kad šalimais būtų skirtingo atspalvių, tarkim dabar žalia, tamsia, o čia išdedu šviesią. Va, kad jie skirtųsi, kad nebūtų ta pati spalva. Stengiamės nupiešti viską kruopščiai, gražiai. Tai vat, būtent ta smulkioji motorika, jinai suteikia mums raminantį poveikį. Taigi, jau kalbėjome apie gamtos raminančią galią, o spalvos veikiamos lygiai taip pat, iš tikrųjų, kaip ir gamtos spalvos. Mėlyna spalva tai ramybės ir harmonijos spalva. Ji padeda sulėtinti širdies ritmą, normalizuoja kraujo spaudimą ir stabilizuoja emocinę būseną. Neveltui sakoma, kad žiūrėdamas į mėlyną dangų arba vandenį padeda nusiraminti, nes būtent taip mus veikia mėlyna spalva. Va, vėlgi mes darom skirtingus paspaudimus, kad jeigu šalimais, tai kad būtų skirtingi paspaudimai, kad būtų, čia nebūtų vienodos spalvos šalimais, va, kad būtų skirtingi atspalviai. Taigi, toliau tęsime apie žalią spalvą. Žalia spalva tai gyvybinė ir energinė sveikata, nes žalia spalva yra gamtos spalva, tai čia gyvybinė energija. Jo? Kuo daugiau žalumos, tuo daugiau gyvybės. Gamtoje, aplinkui, nes žolę valgo gyvūnai, jo maitinasi vabalai, žodžiu, augmenija yra pagrindas viso ko, visos tos mitybinės grandinės. Taigi, jie asocijuojasi su gamtos atsinaujinimo, augimo ir pusiausvyra.
Žalia spalva taip pat siejama su kvėpavimo sistema. Ji padeda giliau ir ramiau kvėpuoti, skatina atsipalaidavimą. Va, ir parodysiu jums keletą pavyzdžių, kokie yra žalių spalvų fraktalai. Pas mane susikaupė mano kolekcijoje. Dar yra toks dalykas kaip doodling piešimas. Čia vadinasi nesąmoningas eskizinis piešimas. Jūs galite atsisiųsti iš interneto linijinių piešinių, drambliukai, gėlytės, žuvytės ir pradėti puošti juos ornamentais. Galite vėlgi nusipiešti fraktalą ir vėlgi puošti jį visokiais ornamentais. Šitas būdas tikrai ramina, mažina nerimo atakas, gerina miegą, gerina savijautą. Tai tikrai rekomenduoju bandyti vėlgi, kaip sakant, įsikūnyti, įsižeminti per piešinį į savo savijautą. Tai va. Žiūrėkit, kokie gražūs piešiniai, ne? Kokie jie yra. Ta prasme, čia yra tokia technika, kuri neleidžia padaryti negražiai. Vat pas mane už nugaros, kur čia buvo, čia irgi yra doodling technika iš tikrųjų. Ir tiesiog visi piešiniai atrodo nuostabiai, ar tu turi tą piešimo įgūdžių, ar tu neturi piešimo įgūdžių. Tai labai rekomenduoju naudoti šitą dalyką. Tai tiek šiam kartui apie nerimą. Kviečiu išbandyti šias praktikas, bet kada, kai jauti nerimą. Fraktalinis piešimas tai ne tik kūryba, bet ir terapija. Jei nori daugiau sužinoti apie fraktalinį piešimą, kviečiu jungtis prie mano 21 fraktalinių piešinių kurso. O jeigu tau patiko šis vaizdo įrašas, prenumeruok mano kanalą. Ačiū tau ir iki sekančių vaizdo įrašų.